be dūmų. Žmonės juokia, sako, kad taip nebūna. Gal laimingi esam dėl to, kad negirdim jų kalbų, o klausom tik savo širdį. Žydi ošia meilės medis, jį pasodinome patys. Jak się mówi, co ty robisz tu i co ja tutaj robię? No właściwie robię tu bardzo ważne rzeczy, a mianowicie nagrywam swoje nowe piosenki do nowej autorskiej płyty. Buvo vakar praeina lėtai, meilė jos ugnies neištrint ir neužgesint. Ta nowa płyta się ukaże wiosną i będzie zawierała piosenki jak polskie, tak i rosyjskie i litewskie. Żeby każdy ze słuchaczy na Wileńszczyźnie i poza granicami Litwy mógł wybrać dla siebie coś indywidualnego. Nagraliśmy duet z Mino. Poznał nas Stano, dzięki któremu mam okazję wyjść na rynek również estrady litewskiej. Wiadomo, piosenki są przeważnie takie pop, w stylu pop. Nie mogę wyrazić takiego jednego stylu, ponieważ w bardzo różnych stylach piosenki będą. I z motywem wschodnim trochę, i w rocku, i takie romantyczne, także nie chcę wszystko wydawać. Zapraszam na koncert, to Państwo usłyszycie. Susitikom, patikom, darom. Ką darom? Kol kas įrašinėjom dainą, rezultatą pamatysim, kai Stano suves. Paskui galėsim ją pristatyti, albumo pristatymę, gal kažkur kitur, pasižiūrėsim, kaip reaguoja Lietuvos radijos, kaip reaguos galbūt ir, nežinau, ar galima kažkur tai ir Lenkijos radijose, pasižiūrėsim, kaip suksis projektas. Tuomet galima bus sudalyvauti keletoje kitų koncertų, pasižiūrėti ne tik kaip skambam, kaip atrodom kartu koncerte, kaip žmonės reaguoja, tuomet pagalvosim ir apie kitus projektus. Aš žinau savo publiką, ta publika įpratus mane matyti gal mane vieną dainuojantį, gal su savo šokėjomis, bet niekada nėra blogai kažką keisti, kažką naujo. O publika niekad blogai nereaguoja į nežymius pokyčius, o žymių pokyčių nuo mano kūrybos, nuo mano muzikos, nuo mano atlikimo čia nebus, tai aš manau, viskas bus gerai. Studijai bent kažką. Netekėję nevedę, netekėję nevedę, netekėję nevedę.